Labas, kadangi šį mėnesį švęsime Moters dieną, man vis galvoje paskutiniu metu sukasi Helen Siksu citata "Woman must write herself, must write about women and bring women to writing, from which they have been driven away as violently as from their bodies." Kadangi paskutiniu metu daug galvojau apie šią citatą, nusprendžiau, kad kovą skaitysiu moterų parašytas knygas ir būtent galbūt norėčiau fokusuotis į knygas, kuriuose moteriškumas nėra reprezentuojamas per kažkokią patriarchal arba male gaze, o norėčiau daugiau skaityti knygų, kuriuose moteriškumas būtų unapologetic, kad jis būtų keistas, kad būtų good for her vaibų, kad būtų vaibai, kuriuos mėgtų Amy Dunn iš Gone Girl. Ir tiesiog šį mėnesį norėčiau support women's rights ir support women's wrongs. Todėl papasakosiu šiek tiek apie knygas, kuriuose man moteriškumas yra įdomus, kuriuose moterys nebijo būti keistos, galbūt kai kurias galim vadinti weird girl lit, bet galbūt ne visas, nes kai kurios jos yra tiesiog tikros ir manau mes visos esam kažkiek weird girls visą laiką. Kalbant apie weird girl lit, šį mėnesį knygų klube Minties dukros skaitysime Olgos Ravn naują knygą Vaško lėlė. Labai esu excited, dar kol kas irgi pati nesu skaičius šitos knygos, bet man labai patinka Olgos Ravn rašymas ir turiu šitų rekomendacijų krūvoje, kaip tik vieną iš šios knygų, apie kurią papasakosiu šiek tiek vėliau, bet norėjau pasakyti, kad jeigu jūs domina Vaško lėlė, jeigu domina Raganų medžioklė Danijoje, labai įdomus POV, viskas pasakojama iš tokios vudu lėlę primenančio vaško vaiko skulptūrėlės ir tiesiog raganavimas, moteriškumas, manau, bus keisti vaibai, todėl būtų labai įdomu tai skaityti būtent kovą mūsų Weird Girl Lit Month. Tai jeigu nesate prisijungę, kviečiu prisijungti prie Minties dukrų knygų klubo, kuriame šį mėnesį skaitysim ne tik šią knygą, bet ir Haunting Adeline. For those of you who don't know, we will be reading Haunting Adeline today. Paskutinį kartą skaičiau Quicksilver 1. Nebuvo labai smagu, tad šį kartą pakviečiau merginą skaityti su manimi kartu. Ir labai džiaugiuosi, kad yra pritarusių šitai mano psychosis. Ir galėsim perskaityti, turim Book Club Fable susikūrę, kur galėsim aptarinėti viską skyriais, bet žinoma ir mėnesio gale susitiksim aptarti tiek Vaško lėlę, tiek Haunting Adeline. Manau, čia bus labai kitokia Weird Girl knyga. Jeigu domina prisijungti prie knygų klubo Vilniuje, įdėsiu linką į descriptioną ir galit prisijungti prie mūsų Facebooko grupės, kur dedu visus updates. Judant prie mano rekomendacijų, pirma knyga, kurią norėčiau rekomenduoti šiam mėnesiui, yra Tori Bovalino knyga My Throat and Open Grave. Šita knyga yra šiek tiek creepy, bet labai faina, nes turi tokių keistų pasakos vaibų. Jeigu jums patinka grimų pasakos dėl to, kad jos yra ir magical, ir gana creepy, manau, šitą knygą jums patiktų. Ši knyga pasakoja apie Lee, kuri užaugo mažame miestelyje Pensilvanijoje, apsuptame miškų ir kalnų. Šiame miestelyje žmonės yra labai religingi tiek krikščioniška prasme, tiek ta, jog jie tiki tokiu Lord of the Wood, kuris kartais ateina pagrobti vaikų iš miestelio. Taip nutinka mažajam Lijos broliai, kurie jį bando susigrąžinti. Jie turi eiti į tą mišką už upės, į kurį niekas neina ir dažniausiai iš jo negrįžta. Šitą knygą mačiau, kad priskiria žmonės prie folk horror. Nemanau, kad ją reiktų labai priskirti prie horror, nes nėra labai daug tokių siaubingų elementų. Ji nėra tokia baisi. Man ji labiau primena, kaip minėjau, tokią pasaką labiau, tokią folk tale. Galbūt taip ją galėčiau apibūdinti, bet man labai patiko jos atmosfera, labai yra lengvai, gražiai parašyta. Aš pamenu, kad šitą knygą perskaičiau per dieną. Tikrai, jeigu esat kokiam nors reading slump, labai, manau, padėtų šitą knygą iš jo ištraukti. Daug taip pat yra kalbama apie purity culture, apie religiją, apie religingus žmonės ir jų požiūrį į kai kuriuos dalykus, ypač kalbant apie tą purity. Tai rekomenduoju. Labai lengva knygelė, kuri netikėtai turėjau ir cute momentų, kurių visiškai nesitikėjau. Bet man patiko. Labai toksai
Easy read. Tai jeigu norit kažko greito, lengvo, My Throat an Open Grave. Tęsiant mano folk horror temą, čia turiu Study for Obedience by Sarah Bernstein. Manau, kad ši knyga galbūt nėra visiems, nes ji yra labai lėta, labai lyriška, bet man ji tikrai patiko. Man ji nepatiko pirmą kartą, kai klausiau, nes klausiau audiobook ir man buvo gana sunku sekti, kas vyksta, nes knyga yra labai tokia hipnotizuojanti ir kurianti daugiau atmosferą negu turinti kažkokį plot. Bet pati knyga yra apie tai, kaip mergina atvyksta į nuošalų namą, kuriame gyvena jos brolis, kuris neseniai palaidojo savo žmoną, bet tas brolis išvyksta ir ji turi prižiūrėti namą. Tas namas ir netoliese gyvenvietės, su kurios gyventojais pagrindiniai veikėjai tenka šiek tiek interaktinti, reikia ją interaktinti ir su ją supančia gamta, kuri yra keista ir priešiška jai, o galbūt kaip tik jos pusėje. Šis pasakojimas tikrai yra tiesiog based on vibe. Taip pat nesu tikra, ar šita veikėja yra reliable narrator or not. Norėčiau paskaityti dabar ją dar kartą, būtų trečias kartas, kaip ją skaityčiau, bet labai galvoju šį mėnesį ją vėl perskaityti, nes kažkodėl apie ją daug galvoju. Jeigu jums patiko The Witch filmas, turėtų patikti ir šita knyga. Ji nėra tokia horror žanro kaip The Witch, bet ta atmosfera ir tas kaimas, nors čia vyksta viskas šiais laikais, jeigu neklystu, bet vaibas yra labai panašus. Knygoje, žinoma, kalbama ir apie tą patį obedience, apie tą paklusnumą, daugiausiai kaip nuolankios asmenybės arba moters vietos visuomeniai. Man šita knyga tikrai patiko, nelabai rekomenduoju, tik sakiau audiobooką. Labiau rekomenduočiau paskaityti fizinę kopiją, jeigu mėgsta tokį hipnotizuojantį, liuliuojantį pasakojimą, kuriame visiškai gali taip ištirpt tiesiog. Tad Study for Obedience. Rekomenduoju. Kita knyga, kurią aš norėčiau rekomenduoti, jau ne kartą šmėžavo ir mano Instagrame, ir mano TikTok'e, dėl to, kad aš ją labai labai mėgstu. Ir tai yra It Lasts Forever and Then It's Over by Anne DeMarkin. Čia yra viena gražiausių knygų, kokias aš esu skaičius gyvenime. Ir čia yra tokia mažytė keistutė knyga. Ji yra labai plona, bet ji yra nuostabi. Ir ji pasakoja postapokaliptinę istoriją, kurioje mūsų pagrindinė veikėja yra zombis, bet ji nevalgo žmonių, bet ji yra labai keista ir mirusi. Tai galbūt tai yra vieta po mirties, galbūt tai iš tikrųjų viskas vyksta, niekas nežino, bent jau aš tikrai nežinau, bet mūsų pagrindinė veikėja išsiruošia į kelionę, į vieną vietą, kuri jai yra svarbi. Ji tai supranta prisimindama savo vyrą, praeitame gyvenime, tikrame gyvenime, tarkim, ir ji jaučia, kaip jos prisiminimai slysta. Ir ji praranda prisiminimus viso savo gyvenimo, savo santykių prisiminimus, bet nepraranda meilės. Tai šita knyga yra labai nuostabiai parašyta, ji yra tokia lyriška, tokia graži. Labai labai rekomenduoju, tokia keista, turi tiek daug pamastymų gražių apie gyvenimą ir apie santykius ir praradimą ir tiesiog viena mano mėgstamiausių knygų. Ir kai dariau rekomendacijas savo TikTok'e apie Are They Lovers Worse vibe, šitą knygą irgi dėjau, nes ta meilės istorija nors ir yra vykstanti retrospektyviai, nors ir nėra ten labai daug flashbackų ar kažko tokio, daugiau matom tiesiog prisiminimus ir pagrindinės veikėjos jausmus. Man buvo skaudu, man buvo smagu, aš ir juokiausi, ir daug verkiau. Tiesiog labai labai rekomenduoju pabandyti paskaityti It Lasts Forever and Then It's Over. Gerai, važiuojam prie Big Guns. Jau minėjau, kad kalbėsiu apie Olga Ravn ir aš kalbėsiu apie Olga Ravn. Čia yra jos knyga My Work. Tai yra antra jos knyga, kokią aš skaičiau po Employees, kurie man irgi labai labai patiko ir nuo to aš ir užsikabinau skaityti Olgos Ravn darbus. Ši knyga yra apie veikėją Aną, kuri tampa nėščia ir dokumentuoja savo kaitą per savo
nėštumą, taip pat per pirmus savo vaiko metus. Manau, čia yra tikrai daug autofikcijos šitoje knygoje, nes labai daug matosi, kad rašomi kaip ir dienoraščių visokie entries, kuriuose nefigūruoja veikėja Ana, kai kada yra sakoma, kad aš tave pavadinu Ana ir dabar tu esi mano veikėja. Labai yra keistų momentų, bet nors aš pati neturiu vaikų, aš labai bijau nėštumo. Ir labai bijau kūno kaitos. Ir čia yra viena tema, kuri mane labai domina literatūroje ir kine, ypač siaubo žanre, bet dabar ne apie tai, dabar apie Olga Ravn ir nuostabią jos knygą My Work. Man šita knyga labai patiko, nes čia yra tiek daug gerų minčių, bent man atrodo labai gerų minčių apie tą baimę, kuri galbūt nėra priimtina visą laiką visuomeniai. Ir tikrai motinystė čia nėra pateikiama iš blogos pusės, žinoma, kad Ana yra laiminga, bet atrodo, kad šita knyga leidžia eksplorinti tai, ką aš pati jaučiu apie nėštumą ir motinystę ir tai, kaip iš tikrųjų yra keista auginti kitą žmogų savyje ir tą keistą santykį tarp buvimo moters ir buvimo motina, lyg perėjimo į kažkokią kitą funkciją. Bet ši knyga yra ne tik apie motinystę, ji kalba labai daug apie rašymą, apie meną, apie santykį su savimi, apie nerimą išvis ir buvimą moterį. Ir labai yra įdomiai parašyta dėl to, kad, kaip sakiau, yra ir dienoraščio visokių ištraukų, yra netgi ir poemų, yra tiesiog stream of consciousness gabaliukų. Aš manau, kad čia yra nuostabi knyga. Jie tikrai irgi neturi plot, bet vaibai yra tiesiog nuostabus. Jeigu su Olga Ravn dar nesat pažįstami, tai rekomenduoju arba pasiimti pirmiau Vaškolėlę, kuri jau yra dabar išversta lietuviškai, išleista Raros, arba pasiimti The Employees. Čia yra super mažytė knygelė, kuri yra daugiau sci-fi, keisto darbuotojų ir žmonių ir robotų santykio, tokias exploration ir pažiūrėkite šitą viršelį. Aš manau, čia mano mėgstamiausias knygos viršelis ever. Tai rekomenduoju čia susipažinti su Olga Ravn, pasižiūrėti, ar tas rašymo stilius, kuris tiek daug masto apie buvimą žmogumi ir tokį keistą lyrišką santykį žmogaus ir daiktiškumo, ar jis jums tinka? Jeigu tinka, My Work is a must. Toliau kalbant apie keistas mamas, norėčiau parekomenduoti knygą The Salt Grows Heavy by Cassandra Khaw, kurią irgi ne vieną kartą esu rekomendavus visur savo socialuose, dėl to, kad šita tiny knyga man yra viena nuostabiausių, kurias aš esu skaičius. Matau, kad čia yra trendas, kad kuo mažesnė knyga, tuo jinai man kažkodėl labiau patinka. Čia iš karto trigger warning, žiauriai gory, baisi. Jeigu sakiau, kad My Throat and Open Grave turėjo būti folk horror, bet nebuvo tokia baisi, nors ir turėjo to grimų pasakų vaibo, čia yra grimų pasakos on steroids. Čia rasit visko ir spilled guts, ir labai detalių visokių organų aprašymų vietose, kur tie organai neturėtų būti. Ką noriu pasakyti, kad šita knyga yra labai graphic. Daug labai body horror, daug gore. Bet tai nesustabdo, kad šita knyga būtų viena gražiausių, kokias aš esu skaičius, nes rašymo stilius yra nuostabus ir taip pat čia yra viena gražiausių meilės istorijų, kokias aš esu skaičius ir ji turi mano taip mėgstamą Are They Lovers Worse vibe. Bet dabar kalbam ne apie Are They Lovers, dabar kalbam apie keistus rašymus. Ši knyga pasakoja apie Undinę, kuri buvo priversta ištekėti už princo. Ir jie pagimdė vaikus, kurie suvalgė visą karalystę, suvalgė princą ir sunaikino viską, kas gyva.
Ir ši undinė, kurios vardo mes nežinom, nes mes negalim ištarti jos vardo savo kalba, ši undinė pabėga iš pilies ir keliaudama per nusiaubtą karalystę ji sutinka Maro daktarą, su kuriuo ji tęsia savo kelionę toliau ir pakliūna į labai keistą situaciją miške. Let's just say that. Sakyčiau, čia viena iš tų Weird Girl books, kuriuose rūtini už pagrindinę veikėją, nors ji ir daro labai questionable dalykus. I support women's rights and I support women's wrongs. Ir aš suportinu šią undinę. Šita autorė nuostabiai valdo metaforas, aš nemanau, kad esu skaičius kažką panašaus. Ir labai labai rekomenduoju patiems išsibandyti, jeigu dar kartą paminėsiu, nebijot blood, guts, gore, all that good stuff. The salt grows heavy. Ir paskutinė mano rekomendacija būtų Private Rights by Julia Armfield. Praeitame savo videke šiek tiek kalbėjau apie Our Wives Under the Sea, kas yra mano viena mėgstamiausių knygų ever. Šiame video norėčiau papasakoti apie antrą jos knygą. Techniškai trečią, nes ji turi dar ir short story collection Salt Slow. Jei neklystu vadinasi. Bet čia norėčiau pašnekėti apie Julia's Armfield Private Rights. Praeitais metais skaičiau šią knygą pirmą kartą, ji buvo išleista tik tai praeitą vasarą. Ir man ji labai labai patiko. Private Rights pasakoja apie apokaliptinį pasaulį, kuriame nuolatos lyja, o žmonės bando prisitaikyti prie skęstančio pasaulio, tad miestai vis dar funkcionuoja, bet tiesiog jau kitaip. Pradeda lysti iš po žemių visokie pagan rituals, arcane rituals. Žodžiu, pasaulis yra keistas, skęstantis, bet tuo pačiu labai gražus. Ir mes followinam 3 seseris, kurių tėvas taiga miršta ir jos visos 3 turi susitikti jo name. Jų tėvas buvo žymus architektas, kuris prisidėjo prie pasaulio transitiono į kitą lygmenį tam, kad jis išgyventų tam skęstančiame pasaulyje. Ir tos 3 seserys, jos visos nelabai sutarė. Ir dabar, kai šneku, man pagalvoju, kad man primena tą filmą His Three Daughters, kuris man šiaip labai patiko. Labai labai gražus soundtrackas ir labai gražus filmas, per kurį labai daug verkiau. Tai ši knyga ir fauna tuomet tas 3 seseris ir kaip jos dylina su savo tėvo netektimi, kaip jos dylina su kasdien vis labiau mirštančiu pasauliu, bet tuo pačiu metu jos visos 3 turi savo problemų ir turi savo santykių, issues, bet tuo pačiu metu ir bando išspręsti santykius tarpusavyje. Labai man patiko šita knyga, labai irgi tokia hipnotizuojanti ir nelabai turit kažkokio plot, bet taip pačiai kaip ir Our Wives Under the Sea irgi gal neturėjo aktyvaus plot, bet turėjo nuostabų rašymą. Taip pat ir čia šita rašytoja yra, jeigu kalbant grinai apie žodžio valdymą, tuomet Julia Armfield yra mano pati mėgstamiausia rašytoja, nes aš niekada nesu skaičius tokio plaukiančio, tokio viskas, ką aš noriu sakyti apie Julia Armfield yra susijęs su vandeniu. Atrodo, kad jos pats rašymo stilius yra toks plaukiantis, kaip būna žolės upėje ir jos tokios kaip plaukai. Tai man Julia Armfield rašymas kažkodėl primena būtent tą momentą. Ypač kai plauki baidarę ir matai šone. Tikiuosi, kad nors vienam žmogui šitas make sense. Bet būtent tai man primena jos rašymas, kuris yra toks nuostabus ir toks gražus. Taip pat šią knygą labai rekomenduoju žmonėms, kurie domisi urbanistika arba šiaip miestais tiesiog. Šioje knygoje yra skyriai, kurie yra pasakojami iš paties miesto perspektyvos ir tokia kaip Big Brother akis, kuri apriepia viską. Ir man labai labai patiko ta atmosfera ir man labai labai patiko ir tas apokaliptinės vaibas, kur ne katastrofa po katastrofos, bet pasaulis baiginėjasi po truputėlį ir žmogus nieko negali padaryti, o tik tai prisitaikyti. Tai labai labai rekomenduoju šią knygą Private Rights by Julia Armfield. Tokios mano rekomendacijos šiam mėnesiui. Tikiuosi, kad ir jūs prisijungsit prie moterų autorių skaitymo.
Ir man labai įdomu, ką jūs galėtumėt man parekomenduoti į Weird Girl arba į knygos, kurias skaitytų Amy Dunn arba Good for Her ir I support women's rights and I support women's wrongs vibe. Visą laiką noriu skaityti daugiau tokių knygų ir būtų labai įdomu sužinoti, ar nors viena knyga iš mano rekomenduojamų jūs sudomino. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir susimatysim kitose videokose. Bye! There's a McDonald's at the Pentagon. There's a McDonald's at the Pentagon. Wow, wow, wow. Wow, wow. There's a McDonald's at the Pentagon.